šeima pagausėjo, butas mažas. Sugalvojom, kad reikia didesnio būto, susiradom didesnį būtą ir tada norėjom kaip ir savo būtą parduoti. Susitarėm, suderinom, pasakėm savo svajonę, ir pavyko parduoti. Labai reikėjo irgi greitų laikų parduoti ir įvyko stebuklas, per savaitę buvo parduotas būtas. Labai matyt skelbė apie mūsų tą būtą, kad gal 5 šeimynos atėjo. Jeigu aš rinkčiausi brokerį ir neturėčiau jokių rekomendacijų, tiesiog pasižiūrėčiau, kiek tas brokeris yra pardavęs, pakalbėčiau su juo, kaip jisai aiškiai kalba ir tiesiog kaip lankščiai dirba galbūt. Pagrindiniai dalykai. Nes kiti ateina, jie daug šneka, bet iš tikrųjų. O čia buvo aiškiai paaiškintas veiksmų planas, kas, kaip, po ko ir pasitikėjom tiesiog. Viskas buvo laiku, vietoje sutvarkyta, paruošta ir taip toliau. Kadangi tas bendravimas buvo be galo malonus, tai mes su juo pardavinėjom ir savo būtą. Bendravimas su klientu, komunikabilumas, ramus balso tonas, visa visuma viso to, ką reikia parduodant būtą. Iš tikrųjų, brokeris, kuris kelia pasitikėjimą. Mes galėjom atiduoti raktus ir būti ramus, kad tikrai bus viskas padaryta. Ir mes iš tikrųjų to vietą buvom labai dėkingi, kad jis su mumis labai gražiai bendradarbiavo, labai atvirai bendradarbiavo dėl rinkos kainų, dėl galimų nuolaidų, buvo iš tikrųjų labai gerai paruošęs namų darbus. Ir ta prasme, tai kai moki skaičiuoti, susiskaičiuoji, žinai, ko nori, tai ta partnerystė yra labai svarbi. Todėl, kad tai yra žinoma kompanija, dėl to lengva rekomenduoti. Iš tikrųjų, labai geri draugai parekomendavo, kad reikia kreiptis tik į Remaxą ir tik Remaxas mums galės labai greit padėti.